Ir tada tas žmogus sako, ai, tada tu manęs nekaučinai, tada tu mane biškai taip drožiai ten kai kuriuose vietose. Ir kai kur galbūt reikėjo atitinkamai, reikėjo palaikymo kažkokio, bet nereikia vadinti, kad tai buvo kaučingo sesija, žinai, tu gali sirgt gerąją tą žodžio prasme už savo pašnekovą, džiaugtis jo sėkme, pastebėti šitus dalykus, bet tu vis tiek nebūsi tas, kuris, Juliau, gerai varai, varyk toliau, tavim tikiu, žinai, arba Juliau, velniai rautų, žinai, ten tą ir tą susijim, kiek gali, žinai, jau aną kartą sakei, taip dabar sakei, dabar vat pradedi būti kažkoks geresnis, nes čia tau laukia bonusai, žinai, atitinkamai bus, nebus, susijim, Juliau, ten, žinai, ir taip toliau žodžiai visi nueina, tirada visa. Ir jisai išeina, sako, jo, viskas gerai, supratau, matau, kad tau rūpi, svarbu, žinai, aš susiimsiu. Ir jisai, gerai, pakaučinau mane čia. Bet čia ne kaučinimas buvo. Čia nebuvo pakaučinimas, tas tikrasis vadinamas. Tai juos irgi labai svarbu, žinai, atskirti.